Norėčiau pasidžiaugti, kad į mūsų salę šiandien to didžioji savaitė susirinka tiek daug mūsų kraštiečių, skaudiškių ir iš rajonų žmonių yra atvažiavusių. Ir džiaugiuosi, kad jūs radot laiką su mumis pabūti. Tai ačiū Jums. Man atrodo, kad reikia paploti. Ačiū. Poniai Anelei, ačiū už tą pakvietimą. Jis sako, kas ieško, tas visada atras. Atrado dar čia Birutėlė iš savo pusės, reiškia, pastumėjo. Tai aš labai džiaugaus, būdam su jumis. A ten gali girdit mane? Rek mikrofoną, nerek. Moniai kažkaip lengviau be mikrofoną yra. Nes aš savaitgalį buvau telšiuose, tai truputį vedžiau ten tos gavėnius kažkokius atlaidus. Tai jau tiek ir rekolekcijas, kaip žemaičiai saka, aš žinot, kun tas nuočia rekolekcijas. Susireguliau. Reguliau. O iš tiesų lotyniškas žodis rekollere yra susirinkti. Tai irgi iš tiesų tai yra svarbus laikotarpis, kada mes susirenkam, net dabar susirinkom čia, bet reikia žmogau susirinkti. Įsibarstuot, tai tam reikia, tai kokie anūkai, tai vaikai, tai mokesčiai, tai dar kas nors, įsitaškom, įsibarstom ir atein mets, jie turi save surinkti. Rekollerė, susirinkti. Jergau, tu man tik, aš kai jumis pamačiau moteriškės, kokiais gražiais esat, pavasarį. Nu va, dabar noriu paklausti, kad aš maždaug tokį orientyrą turėčiau. Gerai, žinokit, kleboną nėra, aš informacijas neperdausiu, bet kas nors iš jūsų, ar esat praeitą sekmadienį, per verbas, kas nors esat buvę bažnyčioje, ne? Nu, neblogai, net ir vyrai kelia rankas. Jo, šaunuoliai. Nu, ne, vis tiek šiais laikais, nu taip, žinai. Juk malonu pamatyti mišką rankų. Kai mokyklai sako vaikai ir išmoko tai eilėraštį. Išmokom visi, tai visi laimingi džiaugiamės. Aš, pirmiausiai, man prašė ponė Anelė, kad aš šiek tiek pakalbėčiau truputį apie pranciškonus, kas mes tokie esam, kaip ten viskas buvo. Reikia užsistatys budilniką, atsiprašau, nes su manim čia galą nėra, žinokit. Aš prisimenu tą kaimelį, į ten kažkoks buvo, tuo metu dar, nu taip, jaunai atrodant žmogus, kažkoks poetas. Gyveno Gesalos. Nežinau, nei vardą, nei pavardę. Miręs amžinatilsį. Tai mes jo trobeliai, mes tokie priplaukėti, pranciškonai tokie trobeliai susirinkom ir truputį pasimeldėm, paskaitėm šventą raštą ir po to ten toks buvo dar mano draugs, jis išėjo iš kunigystės, toks Edmundas Atkučiūnas, jans irgi ten rašė kažką tai ir mes paskaitėme eiles, užsikūrėm židinį namuose ir aš nemoku pasakyti, kada mes nutilom, bet mes sėdėjom tyloje visą naktį, po 5, gal kokie 15, bet nemiegojom. Sėdėjom ir laiks nuo laiką tam malką įmesdavo į tą židinį ir paskui po 5-15 brolis Edmundas sako, aš tai jau reikia važiuoti į Kretingą. Atsikėlėm ir išvažiavom. Tai aš taip prisimenu tą laikotarpį, nereikėjo daug šnekėti, nereikėjo daug, reikėjo būti. Ir tas yra labai svarbu buvimas, nes mes, aš kartais gal vartosiu tą žodį žemaitę į lietuvę, turim tikrai labai nepaprasto grožio ir gylio kalbą savo. Šventam rašte Senajam testamente, kada Mozė mato degantį krūmą, ten žinom tą istoriją, ir Dievas prabyla į Mozę, ir Mozė klausia, kas tu esi? Kai aš nueisiu pas faraoną, kieno vardu aš turėsiu kalbėti?
ir balsas skamba, sako, Jahve. Iš lietuviai mes verčiam, aš esu, kurs esu. Reiškia, esimas, pats buvimas. Ir vat, žiūrėkit, mes kaip žmonės save vadinam, sakom, arba kitą žmogų vadinam asmuo. Asmuo. Asmuo tai ir yra esimas, esybė. Asmuo, esmė. Visa tai, kas aš esu. Pavyzdžiui, kiti vartoja labai bjaurius žodžius. Žinai, vartoja žodį, kalbant apie asmenį, sako persona. Persona, žinai, nes persona tai žodis, kada anksčiau būdavo teatruose, užsideda kaukę, ane? Ir kai žmogus kalba, pavyzdžiui, kai kurie mano balsą atpažįsta, manim nematė, žino, kad čia jau aš kalbu, žinai. Tai va, užsidėję kaukę, personarė, sonarė, skambesys. Ir jie atpažįsta, nors tu kaukę turi, bet žino, kas iš tikrųjų yra tas žmogus. Arba sako individas, tai pats šlykščiausias žodis, arba, kaip čia pasakius, neteisingai vartojamas žodis. Angliškai kalbantieji, jie dažniausiai vartoja žodį individas. Tai yra labai neteisingas žodis. Dabar pasakysiu, kodėl. Pirmas šakninis žodis yra videre, lotyniškai. Videre reiškia matyti, žiūrėti. Video, ane, yra, sakom, video, ane. Videre, vidūnas, ane. Matyti, žiūrėti. Dabar dividere yra žodis toks. Reiškia dalinti, plėšyti, draskyti. Tai, ką aš matau, aš galiu padalinti. Pavyzdžiui, aš galiu padalinti, o čia atsinešiau šventą raštą, aišku, aš neplėšysiu. Bet, va, turiu lapą, matau. Vidėrė. Dabar dividerė reiškia, aš galiu padalinti. Va, dividerė yra lotyniškai. Dabar individerė. Iš to kyla žodis individas. Individerė tai, ką aš negaliu padalinti, suplėšyti. Va, žiūriu į žmogų, aš galiu pasakyti. Akimis susidėsiu. Kai geriau širdį matyčiau, prakaitsiau mušklausyk, ne? Kovo esi vardu? Natalija. Žinai, ką vardas reiškia? Nu, kaip nežinai? Natalija. Gimusioji esi. Natus, kai sako Natalija, sako, lotynai kalba apie kalėdas, Natalė, sako. Nativitas. Gimimas, su gimimu surišta, vat esi su gimimu. Ir dabar, Natalija. Jeigu sakau, Natalija yra individas, reiškia, to žmogaus aš negaliu nupjauti galvą, ne, į žmogų žiūrint, padalinti. Ir aišku, tie, kurie ir taip padaro, ne, koks nors putinoidas, jis daug ką padaro. Bet, kaip žemaičių pase buvo, pasas, nuotrauka ir užrašyta, aukštoms. Akių spalva, žemaičių pasijunkte užrašyta, ne? Žmogų pavadinti individu, reiškia, jis žiūri mane kaip į daiktą. Pagavot mintį? Tai vat individas yra daiktas, o kai sakai asmuo, tai yra esmė. Esmė. Aš esu. Nu, o kas tu esi, kitas gali pasakyti, aš bibliotekininkė. Kas tu esi? Mokytoja, kas tu esi? Moteris, vyras, kas tu esi? Ir čia tu apie save nelabai ką pasakėjai. Aš esu senas, aš esu jaunas. Kažką pasakai, bet kas tu esi? Aš klausiu, tavo esmė. Tavo esmė. O tu esi. Ir kartai žmonės operuoja, žinai, nu tokie mes esame, norim. Vis tik, man tai patinka.
kai moteriškas gražiai apsirengia, biškiau lipstiką paėmų, lytis pasidažo, dar ką nors, man patinka. Žinai, bet tai tu nesi tas, tu turi kažką daugiau. Ir todėl man kartais tokie bzikai šauna priepuolis į galvą, aš net mišių metu. Tai žiūriu, pamatau kokią gražią damą. Pamatau gražią damą, aš ateinu. Ir iš tikrųjų, šiuo metu ateinu ir padedu ant krūtinės galvą. Nes joje yra kažkas. Iš tikrųjų, joje yra, ji turi turinį. Šiandien žmogus vis dėlto gyvena be turinio. Gyvena be turinio. Dabar, o gal kas nors turi, gal turi tuščią butelką. Tu išpilk kur nors, tą man palik. Bet jeigu turi tuščią butelką, paieškok. Vienos užteks, tuščios. Suprantat, žmogus šiandieną taip yra išblaškomas, taip yra atitraukiamas nuo savęs ir žmogus kartais bijo įeiti į save, pabūti tyloj, nubijo pabūti tyloj, arba netgi pabūti tamsoj, nes žmogus ten jau nieko nebeturi, jis viskas išorė. Ir žmogus yra tuščias. Žmogų ištuština. Kaip kas ten palauk, Avyžius rašė, sodybų tuštėjimo metas, ane? Ištuština. Atrodo gražiausios sodybos, prieš keletą dešimtmečių čia vaikai lakstė, dar kažką, karvės melžė, giedojo gegužinės pamaldas, žinai, ištuština. Tuštumas. Ir šventam rašte yra labai įdomus pasakymas. Viešpats sako, Astijau, aš tave pasvėriau ir tu pasirodai per lengvas. Suprantate, Dievo žodėje yra labai daug išmintingų frazių, bet svarbu, kad jos pasiektų bent mano mintis. Aš tave pasvėriau ir tu pasirodai per lengvas. Ir šitame pasaulyje žmonės iš tikrųjų ieško truputį daugiau lengvumo. Aš irgi toks esu. Manim pagolda ant to stomatologijos, dabar sako, odontologas, bravo, odontologas, ane, ant to, ir aš tiek noriu, kad manim užmarytų, žinai, kad nekankintų. Ieškau lengvumo. Bet dabar žiūrėkit, kas vyksta. Tikrai ne visur ir nėra dar taip baisu, bet vis dėlto yra, skaičiau statistiką 2023 metų, reiškia, laimės kodeksą, turinti Danija pasaulio reitingė, kur laimės, tai laimės kažkoks yra koeficientas, indeksas, laimės indeksas, Danija yra antroji vietoje. Antroji vietoje vos nelaimingiausia pasaulio šalis. Ir tada žiūri, čia jau ne aš suradau, bet ten statistika, tyrinėtojai kelia klausimą, tai palaukit. Danijoje gyvena, dabar nebeprisimenu, kiek ten ar 9 milijonai, čia neturi reikšmės kiek, bet 56% gyventojų vartoja raminančius vaistus. Jaunimo savižudybėje yra daug, aišku, psichologai, psichoanalitikai dirba. Ir aš galvoju, tai kas tai yra laimės tas indeksas? Su kuo jis susideda? Čia praeitą vasarą grįžtu iš Ukrainos ir ten lėktuvai neskraida tik tai iš Kišiniovo, iš Moldovos. Mane atvežė Kišiniovą, aš einu, sėd moteriškėkis ant dėžių, siemuškas, ten dar kažką pardavinėja, trešnės pardavinėja, bedantų, su skarikėm, prieini, laimingi žmonės.
O laimės indekse turbūt yra kokioje 80 vietoje. Ani laimingi. Ani jie kažką turi. Tai va dabar, kas yra mūsų visuomenė ir ypatingai jaunimo tarpe, ta tuštuma. Ir ta tuštuma, žinot, kad gimdo, yra toks žodis, ar esat girdėję tokį žodį? Depresija. Depresija. Vyrai žino, maždaug su kuo susieta. Depresija su kuo susieta? Su presavimu. Ane, logiškai. Tai čia yra, supresuoju. Dabar jeigu jūs pasižiūrėsit, kodėl aš paprašiau Anelės, kad atneštų tą butelį. Tai va, šitas butelys yra tuščias. 10 kapeikų jau sunaikinsiu taip pat. Tas butelys yra tuščias. Ir kai gyvenimas ateina, kas įvyksta? Aš galiu supresuoti. Dabar paimk pilną vandenį butelį, nenoriu apsipilti, bet pabandykit supresuoti. Nes kodėl nesipresuoja? Todėl, kad yra turinys. Yra turinys, jis nėra tuščias. Ir va čia pasaulis ant to gyvena. Ir vaistų reikės, ir visko reikės. Žinai, o kaip dabar reikėtų ką mes galim padaryti, kaip padėti? Pirmiausiai aš jau tą padarysiu. Reiškia, nežinau, kaip čia man pasiseks. Žinai. Jo, dabar žiūrėkit. Kodėl tas pūtimas? Pūtimas yra tame, ir dabar aš jau sakau, pakalbėsiu apie pranciškonus, dar niek nekalbėjau apie pranciškonus. Aš su manim daro, mergytės pasakoju. Nu va, prieisim prie to pūtimo, aš tik tai trumpai pasakysiu apie mūsų ordiną. Esam liaudiškai vadinami pranciškonai. Nuo 15 amžiaus įvyko reforma, 1444 metais toks buvo Sienos miestas yra Italijoje, Toskanai, Sienos miestas toks Bernardinas Sienietis. Tai jis padarė tokią reformą, žinai, visada reikia atsinaujinti, atrodo gyveni, apkerpėjai ir viskas. Ypatingai mes vienuoliai, ką moteriškas neturi, tai jau nebes užauga tucies. Mėdėt, garsiai. Nu va, apkerpėja ir reikia kažkaip atsinaujinti. Tai Bernardinas Sienietis ir kai davė tokią bangą per Europą, gavosi taip, kad tie, kurie atsinaujino, jos pradėjo vadinti Bernardinais. Pavyzdžiui, žinom, Vilniuje Bernardinai, net ir aš Telšiuose buvau, Telšių katedra, ane, vienuolynas. Tai Telšių katedra yra mūsų katedra, Bernardinų, pranciškonų, yra tie patys pranciškonai. Bet pasaulyje mus vadina, reiškia, bažnytiškai mus vadina Ordo Fratrum Minorum. 3 raidės. O, F, M. Ordo Fratrum Minorum. Paraidžiui. Ordinas brolių mažesniųjų. Mes lietuviškai sakom mažesniųjų brolių ordinas. Tai va čia yra, reiškia, mes tie pranciškonai. Toliau mūsų šeimai priklauso moterų dar ordinas. Mes esam pirmasis ordinas, toliau yra antrasis ordinas, tai yra Šventosios Klaros neturtelių seserų ordinas. Šventoji Klara ir Lietuvoje, Žemaitijoje, čia šalia jūsų Kretingoje yra viena bendruomenė, Klarisės gyvena. Jos gyvena uždarai, jos į miestą neišeina, kaip kitos vienuolės sesutės, ir jeigu jūs jas aplankytumėt, nežinau, kas nors buvo, jų vienuolyne buvo. Jūs matėt, bažnyčioje tai to nesimato, bet susitikimo kambarį yra jos užgrotos. Jo, yra langelis, bet ir bravo, matai. Tai vot jos Klarisės yra antrasis ordinas. Pranciškus tiek patraukė 13 amžiui jaunimą, nu ir žmonės patraukė prie to tikėjimo kelio, kad vyrai, sako, aš paliek šeimą, sako, aš noriu stoti vienuolyną. Tai pasiutau, žinai, Pranciškus, žinai, sako, kam reikalas, kažką reikia daryti ir vyskupai ir popiežius
Sako, nu tai čia taip negalbūt. Šliūbas pirmiausiai yra, žinai. Tai tada padarė išlygą, tada gimė trečias ordinas. Liaudyje anksčiau Smetonos laikais vadindavo juos tretininkais. Šiandien vadina pranciškonai pasauliečiai. Vat jūs esat pasauliečiai. Ir kai kas čia jūsų tarpe, aš neišduosiu, tai yra slapta organizacija, juokauju. Ir pranciškonai pasauliečiai. Ir tai buvo toks didelis bumas, tai reiškia, vyrai, šeimos tėvas, šeimos mama, jie įstoja į tą ordiną, tai negyvena vienuolynuose, gyvena savo namuose, dirba tą, bet jie stengiasi kažką tai truputį daugiau padėti. Pavyzdžiui, kai sako, ligonį aplankyti, nuogą aprengti, vargšą sušelpti, ten mirusi palaidoti, kažką truputį daugiau. Ir galbūt kažkokią maldą dar neužmiršti. Būti daugiau mylėti, kitaip tariant. Nes mes kartais laikomės 10 Dievo įsakymų, tai ir gaunasi tokia truputį, nėra tos dvasios. Laikausi ir tiek. Sekmadienį švęsk, eik į bažnyčią. Einu į bažnyčią, nenuėjau, sunkiai nuodėmė. Tai tikėjimas negali būti lažas. Tikėjimas, juk toks žemaitiškas, gražus žodis, jau jūs esat girdėję, bet čia jis buvo pagimdytas pranciškonų, aiškintas, toks brolis Gedeminas, jis pirmasis pradėjo kalbėti. Tikėjimas, tai yra procesas. Tikėjimas tai yra tik ėjimas. Yra procesas, yra judėjimas. Negalim pasakyti, kai sako, pakrikštėjau, prie komunijos privedžiau, sutvirtindavau, šilbadavau, viskas, esu laisvas, žinai. Ne, tai viskas. Čia viskas sutvarkiau. Ne, tikėjimas yra procesas. Ir tai pasauliečiai pranciškonai praktiškai stengiasi gyventi labiau, truputį meilės, kad daugiau. Nes kodėl aš, pavyzdžiui, padedu žmogui? Todėl, kad kažkaip man palėtė mano širdį. Reikia padėti. Juk anksčiau lietuviai būdavo, žinai, tos talkos, viskas bendruomenės kartu darydavo. Dabar kažkaip tai irgi tie dalykai atsinaujina, yra kūriamos visokios bendruomenės. Tai pranciškonai pasauliečiai. Ir šiandieną, anksčiau tai buvo, pavyzdžiui, net ir Smetonos laikais, mes 89 metų pabaigoj, 90 metų kažkur gegužę, suregistravom, jau atgimimo laikotarpis, suregistravom Lietuvoje, buvo iš tų senųjų laikų apie 2000 tretininkų, bet visi jau tokie senukai. Ir dabar po truputį atsinaujina. Pavyzdžiui, net ir kunigai buvo pasauliečiai kunigai, ne vienuoliai. Pavyzdžiui, toks krepšininkas Jonas Mačiulis, Maironis buvo, Jonas Mačiulis. Maironis, Vaižgantas. Suprantat, žmonės, kurie, karaliai, visokie didikai, tai buvo prestižo reikalas būti pasauliečių pranciškonų. Tai pavyzdžiui, mūsų Klaipėdoje onkocentras yra ir ten vadovauja tokios dvi bibliotekininkės. Viena Aldona Kerpytė, kita Nijolė Raudytė. Žinai, tai jos bibliotekininkės, Kretingos bibliotekos vedėja buvo, pradėjo statyti naują Kretingos biblioteką, susirga vėžiu, paskui atsidūrė Klaipėdoje, tai jos yra pasaulietės pranciškonės. Ir jos subūrė irgi bendruomenę labai gražią, tai norėjau pasakyti. Dabar toks atsipalaidavimui, čia toks, biški save patraukti per dantį. Anekdotas toks, klausimas. Kuo skiriasi pranciškons nuo dešros? Kuo? Pranciškons nuo dešros. Vidėre, žiūrėkit. Atsakymas. Dešra surišta iš galų, pranciškons per vidurį. Kuo ir skiriasi? Sniegs buvo iškritęs vasarį mėnesį, ar kada čia
sausio gale pas mumis į laidotuves buvo. Aš, žinai, laidoju, žinai, žmonės žurba sunkojom, žinai. Ir taip durniai gausi. Iš pat rytą, ten 10 valandą dar tie takai nenušluoti, žinai. Vis ateinam prie tos duobės, ten snieg nedaug, tiek, žinai, buvo. Bet vis tiek atsistojo pelni batą to sniegą, žinai, į sandalą. Žmonės jau anksčiau sako, jums kunigė nešalta. Sakau, nešalta. Paskau, aš žiūriu, man pradėjai garuoti. Garsai, žinai. Tai kaip pirkti vandens užpėlė ant tų. Tai va. Iš vis mūsų tikėjimo esmė, mes kartais kalbam tokius, vat kai dabar aš kalbėjau, atrodo neblogai, bet mano išganimui, mano turiniui, mano vidiniam mąstymui, mano vidiniai inteligencijai tie dalykai nelabai. Nebent jau žinau persona arba asmuo, individas maždaug kuo skiriasi. Tas irgi yra svarbu bendravime. Tai dabar Dievas yra, pradžios knygoje yra taip pasakyta. Antram skyriui Dievas sukuria žmogų. Ir taip pasakyta. Ir Dievas paėmė žemės dulkių, čia visur yra simboliai, visur ženklai, visur simboliai. Paėmė žemės dulkių ir padarė žmogų. Bet padarė žmogų. Bet tas žmogus dar yra negyvas. Žemaičiai labai gražiai sako, nabašniks. Nebešneka. Dar nešneka. Nabašniks. Jo darans ir nabašniks. Ir tada ką sako? Ir Dievas kvėpė į jį savo dvasią. Dievas kvėpė į jį savo dvasią. Dabar tas Dievo kvėpavimas manyje, žmoguje, pažadino gyvenimą, pažadino gyvybę. Dievo dvasia, Dievo kvėpavimas. Kai mes lietuviškai sakom dvasia, kažkaip nelabai etimologiškai sunku suprasti, kas čia yra ta dvasia. Pavyzdžiui, mes, čia kaip bažnyčia beveik susėda moterų pusė, žinai, vyrų pusė, žinai, juokauju. Reiškia, kai vyrai sako, smagratis, juk supranti kantas nočiai, ratas, kuris smagiai sokas, ane? Ir kuris kitą galsokas. Jo, ir kuris kitą galsokas, smagratis. O dvasia sunku suprasti. Lotynai sako spiritus. Čia ne apie alkoholį kalbam. Čia spiritus. O graikai sako pneuma. Pneuma, mes žinom, pneumatiniai presai. Pulmonologija anksčiau vadinamo pneumatologija. Pneuma, plaučiai. Ne? Dabar pulmonologija kažkodėl. Reiškia susieta su oru, susieta su kažkokiu kvėpavimu, oro judėjimu. O hebrajai sakydavo ruach. Ruach tai yra dvasia ir ruach reiškia kelias oras, kvėpavimas ir vėjas. Ir vėjas. Ruach. Taigi Dievas ruach kvėpė į žmogų ir žmogus tapo gyva būtis. Ir tada viešpats pasako Adomui. Sako, viską sukūrė, Adomui visą gamtą atidavė, visą kūrinyje, taip šventam rašte sako. Ir Dievas žiūri, žmogus, tai yra Adam, reiškia Adomen, hebrajų kalboj yra žemė. Adam, Adomen, padarytas iš žemės. Žiūrėkit, lietuviškai, toks buvo baltistas jau prieš kokį 20 metų miręs ruskis, Vladimir Toporov. Ir Toporovas labai mylėjo baltų kalbas, ypatingai lietuvių kalbą, ir jis irgi sakė, pavyzdžiui, žmogus lietuvių kalboj, žmogus, žemė, reiškia kažkas, pavyzdžiui, rusų kalboj, человек, тот, который живет целый век, ne, ten kažkas tai tokio. Tai va, bet Adam yra Adomen, paimtas į žemės. Ir viską turams, Adomėlis, viską turim.
Uns tur naftą, uns tur dujas, visą pasaulio auksą, visą, kaip Putins. Rupūžiams turėtų moterišką, tai jums tų karų nepradėtų. Jis net tur normalios moteriškas. Suprantate? Lygiai kaip ir Adomas. Turėtų normalią moterišką ir kariauti nereikėtų. Tai dabar Adomas neturtos moteriškas. Ir viešpats galvoja, bet dar Adomui pasakė, moterys jūs įdėmiai paklausykite. Dievas kaip respektuoja jūs, du dalykus iš Švento rašto paminėsiu, jūs pamatysit, kaip Senajame testamente Dievas, iš tikrųjų Dievas moters nesupranta. Čia biškai juokauju, bet Adomui pasakė, nevalgysi nuo gėrio ir blogio pažinimo medžio vaisiais. Valgysi, mirte numirsi. Pasakė visko, informavo, veis, Adoms nelaimingas. Ko reikia daryti? Reikia moteriškai sukurti. Užmėgdė to nuo Adomo, iš jo šono, mes aišku jau taip sakom, kauš šonkaulį, pastebėjome šonkaulių mažiau, jau žinau. Kauš šonkaulį sukūrė moterišką. Dabar atkreipkite dėmesį. Dievas prieš moters sukūrimą Adomui pasako, nevalgysi uždrausto vaisiaus. Moteriškai nežino. Dievas moteriškai to nepasakė. Pagaunat mintį. Bet ten yra, matyt, vis tiek žydai, žinai, ten vis tiek sako, Adomas pasakė Ievai, kad gal nevalgytum, žinai, nes Dievas uždraudė. Bet tiesiogiai Dievas moteriai nieko nepasakė. Ir tada nei ten valgo, bet koks yra įdomus dalykas. Labai įdomus dalykas. Reiškia, sako, ragauja vaisių. O dabar paiša tos gėrio, iš tikrųjų yra gėrio ir blogio pažinimo medis, ne? Dabar po kitų vaisių nupaišysi gėrio ir blogio. Tai dabar paskutinių porą šimtmečių paišo obuolių. Tokie buvo, tarybiniais laikais humoreskės rašydavo, kaip manas pavardė, o tai aš seniausiai užmirštų pavardės moteriškų. Tai, jo, tai ir ten po to jo su humoreskos buvo piešinukas, obelis ir daug graužtukų primėtyti. Jo, reiškia, ragauti, suvalgyti tie obeliai. Bet dabar, reiškia, Šventas raštas vis tiek sako, kad tai buvo figmedis, nes paskui figos lapai susidengė tam tikras vietas. Tai va, jeigu ragausit, mirte numirsit. Ir dabar žmogus abudu, anodų patiodu, vedvi, abedvi, ne? Kokį grįžtą mūsų žemaičių kalbą? Aš vieną kartą pasakiau, biškiaunės dar nekulings buvo, dar net seminarinė buvo, aklakaunį, sakau, jergau, man sakau, kokie gražus reitą. Tie nesupranta. Man šokas buvo. Kaip nes? Sakau, aš sakau, gal riestas kažkas, kitas glusai galvoja. Nu va, tai dabar žiūrėkit, ragauja ir aniai nieko nemiršta. Aniai nemiršta. Aniai mata, kad ir pliki. Ane, žemai žiūr, pliks. Aniai mata, kad ir pliki. Aniems jie gėdėjasi, slepiasi už krūmų. Jie girdi Dievo žingsnius, ane? Tai palauk, ar aniai numirė ar nenumirė? Kam ir reikalas? Bet Dievas sakė, ragausit, mirte numirsit. Tai va žiūrėkit, kas atsitinka. Mirtis įvyksta dvasinė mirtis. Mes išlikom kūriniais, aišku, mes turėsime visi kaip ir galbūt augalėliai, gyvulėliai, taip ir mes protingi gyvuliai, vieną dieną mes numirsim. Jo. Ateis toks laikas. Labai gražiai sakydavo, animalė racionalė, protingi gyvuliai, tikrai. Nes Dievo jų nėra, jeigu mes visi ir beždžionės. Tai toks pasakojimas buvo, atein tėtė, mama ir vaikiaus į zoologijos sodą,
Ir tėvas stovi ir tai ten rongotangai beždžionės kažkokios. Tėvas sako, nu va matai, mes kilome iš jų. Vaikas atsisukė mamą, sako, mama, o ko tu sakei, kad mus Dievas sukūrė? Sako, žinai, jis kalba apie savo giminę, mes kalbam apie savo. Tai va. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Jeigu taip truputį siaurinti, žmogus prarado Dievo kvėpavimą, jis prarado Dievo dvasią, jis turi viską, ir tą sensatyvinę, ir tą biologinę, sensatyvinę ir išminties, reiškia, protingą sielą. Sielą mes turime. Bet šalia sielos mes buvom gavę dvasią. Siela skiriasi nuo dvasios. Siela ateina gimimo metu. Dvasia ateina jau iš Dievo. Tai dabar žmonija, o taip grubiai tariant, žmonija prarado Dievo kvėpavimą, Dievo dvasią. Ir liko su savo 5 jausmais, sensais. Dabar sako mokslininkai, kad yra jau šeštas sensorius kažkoks yra, tas vadinamas ekvilibrijus. Žinai, kai būna tos matrioškos, kliumpu, kur žinai. Jo, tas reiškia vestibuliarinis aparatas. Jį dabar priskiria kaip šeštas kažkoks jausmas. Tai ne tiek svarbu. Tai žiūrėkit, žmonės prarado Dievo kvėpavimą, tą vadinamą ruach, prarado Dievo dvasią, bet liko ta atmintis. Žiūrėk, tikintis su, pavyzdžiui, šachmatistas, tas mūsų ilgametis Seimo pirmininkas, Juršėnas, laiks nuo laiko ateidavo pas mus pietus valgyti. Jis, kai duodavo priesaiką, jis niekad nesakydavo, te padeda man Dievas. Praktiškai vienintelis būdavo, man taip atrodo, iš 141. Ir aš sakau, žinai, valgydami sakau, tai jūs esate ateistas. Nu sako, aš negaliu sakyti, kad aš ateistas. Aš pripažįstu, aš tikiu, kad yra kažkas. Bet sako, taip, vat, kaip jūs, broliasti, jau ten katalikų bažnyčia, pas jūs viskas sudėliota, man atrodo kažkaip tai ne. Aš tikiu. Nu, žinai, tai vat, kiekvienas žmogus turi tą pajutimą. Ir žmonės, pavyzdžiui, aš jau paskutinį 10 metų vis važiuoju į visokius rytus. Pirmiausiai, žinai, į Indiją. Po mėnesį laiko važiuoju, bet į gydyklas. Žmonės surenka, ponios tokius, žinai, surenka aukas, įsiunčia mumis ten truputį, kad mes pasigydytume. Na va, ir hinduizmo kultūros, man labai tas patinka ir aš bendrauju. Ir ten irgi yra ta vadinama sielos atmintis. Vis tiek žmogus turi tą kažkokį ryšį, jis ieško. To jis skiriasi nuo šuns, nuo beždžionės, netgi nuo labai mylimo delfino. Sovietiniais laikais bent mus nors įvardindavo protingą, reiškia, sielą, bet kažkaip tai nesugyvulindavo mus. Dabar mes ateina ta vadinama nesąmonė, mus sugyvulina, ateina kažkokie, turbūt jums daug kas yra kalbėję, žinai, tie visokie kinų kalendoriai, žiurkės metai, gaidžio metai, kiaulės metai, į visi. Aš kiaulės metais gimus. Aš paskui tie horoskopai. Aš asilas. Aš vėl koks nors kumelė. Aš dar kas nors ten esu. 12 durnyščių, kurios šiandien jums duoda. Tai durnystės, bet tose durnystėse slypi dvasiniai nuodai. Lietuva niekada nebus laiminga, jeigu jūs save vadinsit asilu, avinu, ten jaučio ar kokią kumelę. Jūs prarandate, paskutinę dvasę jums užmuša. Tarybiniais metais gyvulys buvo savo vietoj. Jis nebuvo šeimos narys. Netgi. Aš
suprantu, močiutės, kačiuką, šuniuką turi pasivaikščioti. Nenoriu lysti į tą dalyką, paskui tu dabar jau kažkas užpyko, tu prieš mano šunį nusistatęs, su juom jėgu, žinai, dar kas nors. Tai va, nei aš prieš šunis nenusistatęs, gyvenkit ir su šunimis, katėmis, jaučiu, man senatvėje aš tarp šunų ir katinų mirsiu turbūt. Žodžiu. Tai dabar mažinėliai žiūrėk, reiškia, yra ta vadinama atmintis ir žmogus ieško santykio su kūrėju. Iš to kyla ir skirtingose kultūrose, skirtingos galbūt tos religijos, bet daug maž visos panašios. Mes jas įvardėm visokiais žodžiais, savokom, bet bendrai taip pasakyti, pagoniškos religijos. Žmogus ieško kažkokio atsako, kažkokio santykio, juk jis nesupranta. Perkūnas davė, reiškia dangus pyksta. Nuskendo žvejų laivelė, reiškia, Neptūnas kažką. Reikia jiems aukoti, reikia jiems šokti, jiems reikia dainelės dainuoti. Žmonės natūraliai tikėjo. Tai buvo tokios, kai mes sakom, prigimtinės religijos. Ir žmonės turėjo tą santykį. Jie ieškojo santykių su Dievu. Jie neturėjo Dievo kvėpavimo. Jie buvo pliki. Kodėl šventas raštas sako, jie buvo pliki? Kodėl? Aš jums tokį pavyzdį pasakysiu iš Kretingos. Buvo tokia Barbora. Močiutė, Barbora. Nosis kaip Dėda Marozą, žinai. Tokie žandukai ir raudoni. Ir anatai. Su savo kalmautiniu polėtu, tokiu veilokiniu, tokiu, žinai. Paišina. Aš tijau. Sakau, kas ir Barbora? Aš tijau. Nu, sakai, kas ir? Sako, esu plika. Sakau, čia pasakoji. Su politu. Tuo, šau dantis įsilaužtų, žinai. Sakau, tu kas atsitėti? Sako, krovas sudegi. Sudegi mano vyrelis, sudegi nuotrauką, žinai, sudegi pinigą, nu sudegi trobą. Reiškia, ana gyva, ana apsirėdžiusi, bet ana sako, esu plika. Vodėl to? Vodėl to, kad ana prarada svarbiausius dalykus. Ir šventas raštas neplikus užpakalius piešia, bet nori pasakyti, kad jie prarado kažką labai svarbaus. O mes čia plikus užpakalius piešia. Plėkį pasirodo. Šventas raštas perduoda esmę. Jie prarado kažką svarbaus. Suprantat? Todėl ir sako, jie yra plikiai. Nieko nebeturi. O paskiau tai tie figos lapai. Tai va dabar žiūrėkite. Jie prarado Dievo kvėpavimą. Ir per istoriją eina kažkoks pažadas. Aš atsiųsiu aš atsiųsiu gelbėtoją. Jis vėl sugrąžins jūs į mano namus. Aš parvesiu jūs į savo namus. Mes turėjome 40 dienų tą vadinamą gavėnią. Prasidėjo pelenų trečiadienį. Pelenai. Priminti, sako, žmogau atmink, dulkės į dulkę pavirsi. Ir aš vakar mamą vieną vakar, pirmadienis buvo. Vakar mamą vieną palaidau. Prieš 2 savaitės savo pusbrolį palaidau. O prieš jau dabar 7 metų berniuką, vienturtį tėvų vaiką palaidau. Bet mintis kokia? Daugelis žmonių kremuoja dabar. Tai nėra prieš bažnyčią nusistatymą, prieš tikėjimą, ne. Kremavimas leidžia, mes kalbam apie dvasinius dalykus, o ten, žinai, tai pelenai. Bet kas liko iš žmogaus. Bet kaip yra svarbu, kad tie pelenai būtų Dievo rankose. Dievo rankose. Todėl mes atnešam pelenus į bažnytėlį. Mes leidžiam pas save pelenų. Karstų neleidžia, žinai, nešti, bet mes, pavyzdžiui, savo bažnyčių leidžiam atnešti. Reiškia, tą uzbonėlį tokį. Tai va svarbu, kad būtų ir kad ir į žemės dulkių ateis laikas viešpats ir tu vėl būsi. Dabar žiūrėk, eina ir
aš jūs parsivešiu į savo namus. Man labai graži yra meilės tokia istorija. Žinot, man pasakoja Dievas ir jo tauta. Jis yra kaip sužadėtinis ir sužadėtinė, mylimasis ir mylimoji. Ypatingai giesmių giesmėje, toje knygoje, daug kitų. Ir ten yra tokia, man labai patinka viena eilutė. Ir Dievas tarė savo mylimajai Izraelio tautai, sako, aš išvesiu tave į dykumą ir dykumoje tau pasipiršiu. Tu būsi man mylimoji, aš tau mylimasis. Reiškia, aš išvesiu tave į dykumą. Ne į Turgaus aikštę, ne į Maksimą, ne dar kur nors. Ne į šitą Neptūno ar Švyturio areną. Ten pasipiršiu į dykumą. Dykumoje esame tu ir aš. Dvi gyvybės, du gyvenimai. Ir vat mažylėliai, kartais, dabar mes esam čia būrelyje, bet galbūt jūs grįšit, gal ne šį vakarą jau būsit pavargę, Astijaus nukankinti, bet galbūt vyrai išeis žvejoti, moteris vėl ką nors, gal ant sulelio atsisėsit, bent minutę laiko. Pagalvokite, aš esu mylima, aš esu mylimas. Ir jis Dievas, jis mane myli. Aš esu tokia ypatinga arba ypatingas. Aš kaip asmuo esu ypatingai skirtingas ir jis ypatingai mane myli. Nes tokio kaip aš, nėra pasaulyje. Ir Dievas mane myli. Ir jis sako, aš tau pasipiršiu. Mes būsime viena. Jau tada, kai mes bažnyčiai komuniją priimt, mes, okei. Bet kas tai yra komunija? Komunija tai yra bendrystė, būti kartu. Common, būti kartu. Tai va Dievas sako, aš atsiųsiu savo sūnų, aš dabar truputį jau nuimu tas visokius, priedangas, ir jis sugrąžins jūs pas mane. Žmonės kartais, kai mes kalbam maldą Tėve mūsų, ten yra toks vienas pasakymas. Teesie tavo valia. Teesie tavo valia. Ir dažnai žmonių klausiu, o dabar ir jūsų pašaudom, nebijokit prašaut pro šalį. Didelis čia daiktas. Kaip jūs galvojate, kokia yra Dievo valia? Dievo valia žmogaus gyvenime. Kad gyvent bravo, Dievo valia. Dar kokia Dievo valia. Žmogaus, dabar aš turėjau dvi išpažintis. Vienas medicinos daktaras, nesakau nei vardą, nei pavardės, žmogus prieš 4 mėnesius padaryta, galvos operacija, ir tas didelis toks randas, auglys galvoje ir taip toliau. Žmogus sako, aš per tą lygą po 30 metų dabar ateinu pirmą kartą iš pažinties. Ir matyt, turbūt tokia buvo Dievo valia, kad aš susirgčiau vėžiu. Aš net įsigandau. Aš sakau, palauk. Ar Dievo valia, kad tau duoti lygą? Sėdi jaunuolis, jis neina į bažnyčią, sportininkas, matosi, visą kitą guzas, pauks kas nors trobą sudegė. Ir tada sako, tokia Dievo valia, mandras buvo, čia, vaidina, sudegė trobą. Ir dabar eina Dievo valia, ką man daryti meldžiuos. Tokia Dievo valia. Tai yra nesąmonė. Naujajam testamente jūs niekur nepamatysit, kad Jėzus ėjo ir sakė, ko tau sutrauktų tavį į kiaulį kokį, kad tau tas atsitiktų, kad tau tas, tu netiki, tu zaraza, kad tau tai būtų, ne? Tokia Dievo valia. Evangelijoje pagal Joną mes skaitome, kokia yra Dievo valia. Ir Jėzus sako, mano dangiškojo tėvo valia yra, kad nepražudyčiau nei vieno, kuriuos jis man pavedė,
bet kad prikelčiau jūs paskutinėje dieną. Tėvo valia yra, kad mes toliau gyventum, įžengtumėm į gyvenimą, kad mes gimtume jo karalystėje. Mes labai jau turime rimtą patirtį, čia irgi yra ne juokas. Visi iš čia sėdinčių buvo vienoj vietoj. Visi ten buvo. Ta vieta yra motinos įsčios. Visi ten buvo. Ir tenai vyko mūsų gyvenimas. Jis buvo determinuotas, 9 mėnesiai, kai ką mažiau, bet 9 mėnesiai. Ir po to, kas įvyksta. Aš numiriau šitam pasauliui. Motinos įsčiose manęs daugiau nebėra. Aš numiriau ten, bet gimiau šitam gyvenimui. Dabar ateis laikas, jau nėra determinacijos, kad ateis, nežinom, nei dienos, nei valandos, kai sako. Bet aš numirsiu šiam gyvenimui ir gimsiu naujam gyvenimui. Todėl visur, aišku, tekstuose mes meldžiam už mirusius meldžiam. Ir senuose tekstuose yra visai kitas žodis. Meldžiamės užmigusiuosius, užmigusiuosius. Rusai vartoja liturginį žodį usopšyje. Uspėnėje Dievo Marija, Marija užmigo, ne? Ir usopšyje, molimся za usopšį, ni za mертвую. Suprantat, visi mes turime tą gyvybę. Ir dabar esmė, kai aš gimiau, išėjau iš motinos įsčių, ką aš pirmiausiai turėjau padaryti, kad aš gyvenčiau? Įkvėpti. Matot? Kai aš išeisiu iš šito pasaulio, aš vėl turėsiu įkvėpti. O ką aš turiu įkvėpti? Būtent Dievo dvasia. Žiūrėkit, Dievas kvėpė ir žmogus tapo gyva būtis. Ir atsitiko, kas atsitiko, mes praradome Dievo kvėpavimą. Mes matome, jaučiame, esame labai gudrus, labai išmintingi ir visa kita, bet kartais ateina tokie dalykai ir pasižiūrim, kad yra ir gudresnių, išmintingesnių ir taip toliau. Tai va toje situacijoje. Dabar aš jums paskaitysiu, ne ten atsiverčiu, bet aš vis tiek atrasiu. Va, čia turiu. Reiškia, esam girdėję ir dabar ruošia net ir visose parapijose jaunimą priimti sutvirtinimo sakramentą. Konfirmacija, dirmavonė, kaip vadina, šventosios dvasios atsiuntimas. Bet Jėzus yra pasakęs, tau Nikodema, Evangelija pagal Joną 4 skyriui, Nikodemui, kai sako, tau reikia atgimti iš aukštybių. Nikodemas sako, tai kaip aš grįšiu į motinos įsčias? Ne. Jis sako, kas neatgims iš vandens, regimo ženklų, vanduo, regimas, iš vandens ir šventosios dvasios, tas neįeis į Dievo karalystę. Mano sesutė gimdymo metu mirė. Čia toks, kvailas, pasakymas. Ji neįkvėpė oro. Ji buvo išnešiota 9 mėnesius ir todėl jai paskui davė mamytės vardą, Reginėlė davė. Tai vat mano seserikė, ji neįkvėpė. Tai vat ir mes čia galim mandravuoti, čia mes žemaitė, pagonis, čia dar kažką, čia aš esu asils, gimęs kiaulės metais, žinai, aš jau suknisiu visą gyvenimą ir kaip asils nieko nesuprasiu. Tai vat, čia žinokit, mūsų gyvenimas yra ne juokas. Mes baigsim tą egzistenciją čia, anksčiau ar vėliau. Ir viskas, todėl žmogui reikia išminties, reikia atrasti laiko pabūti vienai ir pasidžiaugti, kad tu esi mylimas arba Dievo mylima. Nors visas pasaulis tavęs neapkęs, nors jūsų vaikai nesupras, pavyzdžiui, žinau keletą žmonių, kurie laukia, pasiruošę kūčių vakarienę, vaikai buvo pažadėję, draugai pasiūlė važiuoti į Čekiją, į Tatrus slidinėti ir išvažiavo. Mamytė laukė ir verkė. Mano vaikai išvažiavo su draugais pabūti. Ir vat kartais tokie maži dalykėliai
bet pereina per širdį. Bet tada tu pagalvoji, vis tiek tu esi ne viena, tu esi ne vienas. Aš esu. Ir bažnyčia dar 3-4 kartus primena, sako, viešpats su jumis. Visada primena viešpats su jumis. Ir mums tai yra labai svarbu tą dalyką užfiksuoti. Hitleris buvo užsirašęs ant kariškių diržų. Gott mit uns. Ant tų blechų. Žinai. Gott mit uns. Kontas nočiai. Dievas su mumis. Tai yra truputį neteisinga. Dievas su mumis. Reiškia, jeigu dabar Dievas yra su mumis, tai su tais, kurie nėra su mumis, Dievo nėra. Ane? O bažnyčia visada sako, Dievas yra su jumis, su visais. Eina į bažnyčią, neina. Šiandien įkala, šiandien barasi, šiandien vagia. Dievas yra su visais, su jumis. Matot, kokie irgi įdomi mintis. Ir dabar žiūrėkit, kas atsitinka. Viešpats sako, atgimti iš vandens ir šventosios dvasios. Reiškia, mes turime gauti Dievo dvasią. Gauti Dievo dvasią. Ir dabar atsiliep, sakyk, tu iš čia kibirkštis leidai, žinau. Dabar žiūrėkit. Praeitą sekmadienį, jeigu kas buvot bažnyčioj, vienoje vietoje, kai skaitė kančios istoriją, kunigėlis turėjo pasakyti, o dabar visi skaitė atsiklaupdami. Kokia tai eilutė buvo? Mirė? Va, kaip? Viešpats atidavė dvasią. Ir aš jums tada, tikrai, dabar perskaitysiu. Aha. Spalvotoje iškeičiais Jėzaus mirtis nuo 6 iki 9 valandos, ten eina. Ir va, reiškia, tuomet Jėzus dar kartą sušukęs skardžiu balsu atidavė dvasią. Tai yra įvardyjama jo mirtis. Jis atidavė dvasią. Ir maželėliai, jeigu jūs pagausit, man reikėjo kaip kunigui, aš esu kaip kunigs jau daugiau negu 35 metai, man kaip kunigui reikėjo 35 metų suprasti tą sakinį. Ir Jėzus atidavė dvasią. Reiškia, kiti sako, eitų Dievo sūnus, lipk nuo kryžiaus, daryk tvarką, žinai, ir visa kita. Nemirk. Kam tau Dievo sūnus, kam tau reikia mirti? Juk tu Dievas esi. Tu iš nieko visą pasaulį sukūrei. Tu esi Dievas. Tau nėra jokių ribų. Bet galite įsivaizduoti, tas Dievo planas, Dievo įsikūnymas, inkarnacijo Christi. Dievas tampa žmogumi ir žodis tapo kūnu ir gyveno tarp mūsų. Ir Dievo Jėzus Kristus, mirtis ant kryžiaus, tai buvo vienintelis kelias, kada jis galėjo vėl ką padaryti? Duoti dvasią. Duoti dievišką kvėpavimą. Tai todėl, kai jūs ateisit į bažnytėlį ir kai jūs pamatysite, daugumoje bažnyčių vis tiek centre yra kryžius, pagalvokit tam, jis atidavė dvasią, kitais žodžiais tariant, jis numirė, kad aš gyvenčiau, bet jis atidavė dvasią, kad mes taptumėm Dievo vaikais, kad mes pradėtumėm kvėpuoti. Dievo kvėpavimas atsirastų. Ir todėl mes jau priėmę, pakrikštytieji, gavę dvasią per krikštą, dar netgi sutvirtinimo sakramentų neturintieji, mes galim sakyti, jau Tėve mūsų. Jeigu aš sakau, kreipiuosi į jūs, mokytoja, tamsta mokytoja, tai kas aš esu? Mokinys. Jeigu aš kreipiuosi į jūs viršininkę, darbdavį, tai kas aš esu jums? Darbuotojas. Jeigu aš sakau tėvę, tai kas aš esu? Vaikas, ane? Sūnus, dukra. Tai tik tai po krikšto mes gauname dvasią, Dievo kvėpavimą. Ir mes galime pasakyti, atsiprašau, Tėve mūsų. Mes jau sakome Tėve mūsų.
te ateinė tavo karalystė. Mes nebijome to perėjimo. Visi pagonys, netikintis ar dar kokie, jie žmonės, aš su amerikiečiais čia iš tikrųjų tas žodis, anapilin. Nu gražiai skamba. Bet konteznuočiai, kokia anapilin. Te būna tau lengva šita žemelė. Į bastą. A tave perkūns prikels amžinajam gyvenimui. Ar Neptūn su ta trišakė Baltijos jūrai tau duos amžiną gyvenimą. Niekas netiki, bet vis tiek velnias taip susuka proto. Aš pagonis, aš suprantu kitą dalyką. Meilė mano tradicijai, meilė etnografijai, meilė kultūrai, meilė dainoms, meilė audiniams, raštams, viską. Nemaišykime kultūros, etnokultūros su pagonybė. Nemaišykim, ką sumaišys Seimūnai šitie mūsų. Čia dabar nesigildi. Mažylėlė ar pagavo tą mintį? Dievo sūnus, Dievas turėjo vėl iš naujo paklydusiems savo vaikams duoti dvasią, kad mes gyventume, kad mes vėl. Ir todėl jis sako, kas tiki mane, tas turės amžiną gyvenimą. Ir dangiškojo tėvo valia yra, kad aš visus prikelčiau, kad nė vieno nepražudyčiau. Ir jūs čia sėdintis toj salėje, lygiai taip kaip ir aš, visokių dalykų pridirbamas, čia reikių prakaits bėga, puikybė veržiasi iš šono, iš skurros. Ir visas tas mūsų toks gyvenimas yra, šitam gyvenime turime. Ar tu tiki? O tikėjimas yra, ar tu tiki gyvenimu? Jėzus sako, aš esu kelias, tiesa ir gyvenimas. Ir todėl mes, mažylėliai, bandykim ryte bent atsikėlę, kad ir 7 sekundės, aš sakau, pradėkime maldą. Paprašykim, kad mus palaimintų. Pavyzdžiui, palaimink mane Dieve, palaimink mano žmoną ir škėtėlį mano, žinai, palaimink mano sūnų, mano dukrą ir palaimink mano tėvynę Lietuvą. Ryto malda, 7 sekundės. Tu jau kalbėsi su Kūrėju, tu jau kalbėsi su Dievu, tu atpažįsti jį, tu turi ryšį. Suprantat, ir šiandien žmogus, kas iš to telefono? Aš galiu čia žiūrėti visą kitą. Jeigu ant ryšį neturi, aš net barzdus nusiskust negaliu su juo. Suprantat, jeigu nėra ryšio, tai kam jis reikalingas? Nebent žaidimus kažkokius pažaisti, kur nereikia debesėlių. Suprantat, jeigu nėra ryšio, tai pasaulis viską daro, duoda gražiausią telefoną, jis atjungia ryšį ir tu žaiski žaidimus, kad tu neturėtum ryšio, kad tu neturėtum santykio su tuo pasauliu, kuris realiai egzistuoja, į kurį mes eisime. Ir tą istoriją jūs visi žinot, aš iki galo nelabai žinau, bet taip iš bendro, reiškia, kai motinos įsčiuose buvo 2 dvynukai, tą girdėjot istoriją, ne? Viens tikaus, kits netikaus. Tas viens sako, klausyk, kas tu toks esi, sako, kas tu toks. Nu, nei ten šnekas tarpusavį. Nu, jau susidraugavo. Sako, kas čia darosi, mes viens kitą spaudam, žinai. Nu, ir jie pradėjo šnekėti. Žinai ką, man atrodo, kad mes turime mamą. Kokia mama? Tamsui, tuose skyščiuose čia mes esam. Kas ta mama yra? Nu, sako, aš tarsi jaučiu, kad žužu, kažkas pulsuoja, kažkas yra. Ir ta šiluma, juk mes tos šilumos patys neturim čia aplinkui taip šilta. Ir sako, eik tu blūdė tu. Sako, man atrodo, ir tėtis yra. Aš jaučiu, kai mes spardomės, duodami tą tamsą, kai jau spardomės, kažkas uždeda, kažkaip tai kažką paliečia. Mes atrodo, kad tu čia blūdai, kokia mama, kokie tėvai. Mes tuoj viens kitą čia užspausim, uždusim ir numirsim. Ir te blūduriuoja mūsų kauleliai čia. Te būna lengva tau žemelė. Ta prasme, viskas.
ir pūkšt gimsta. Užaugo žiūri, akurat, mama, tėtis. Dabar tas vėl sako, žinai, man atrodo, kad mes turim dangiškai tėvą. Nu klausyk, nu ten buvai teisus. Nu dabar kalbi visai nesąmonės. Nu sako, ar tu matai, visas sukurtas pasaulis. Dievas yra Dievo žodis. Dievas pasakė, padarė dangų ir žemę. Žemėje jūros vandenynai. Jūra, kad mes galėtumėm toli žiūrėti, netgi iki horizonto. Mūsų akis turi pajusti laisvę. Dievas sukūrė žemę ir ten daug gėlių, vaismedžių, kad mes užuostumėm gyvenimą. Kad gyvenimas kvepia. Dievas davė danguje paukščius, kad mes pakeltume savo galvas ir matytume dangų. To gol durniautų, žinai, čia tebūna lengva žemelė. Ir viskas, suprantat, kaip yra. Nes nesupras, ar žmogus nemasto, arba malonė irgi yra malonė. Tai mažai, aš šiandieną norėjau vieną dalyką jums labai rimtą pasakyti. Vieną dalyką labai rimtą. Dievas mūsų kūrė ir mūsų myli. Jis davė savo kvėpavimą mums. Žmonija kažkokiu būdu prarado. Kažkokiu būdu, nes praradom Dievo kvėpavimą. Ir tai įrodo, kad atsiranda visai kiti santykiai, ieškojimai, gražūs ieškojimai ir pagonybė. Viena iš gražiausios religijos, kokie menas, šokiai, dainos, giesmės ir taip toliau. Bet paskui ateina apreiškimas, ateina Dievo žodis ir mūsų tėvai ir protėviai priima tą Dievo žodį ir palieka gražius rūbus, palieka gražias dainas, palieka gražius papročius. Bet dabar žiūrėkit, Dievas per Kristų duoda mums savo kvėpavimą, kad mes pradėtumėm kvėpuoti. Ir šiandieną, sako, dangaus karalystės mums jau nebereikia laukti po mirties. Aš jums nuoširdžiai sakau, aš gal suklysiu ir aš eisiu iš pažinties ir mušausi krūtinę, bet aš jau šiandien suprantu, kad aš turiu tėvą. Nu žiūrėkit, jūs irgi buvot vaikai, žinojot, kad turi tėtį ir mamą. Ir kartais, tėvai visokių ten būna, žinai, gyvenime situacijų, bet vis tiek jūs panervuodavot ir neklausydavot. Vaikai visi vienodi. Atein dabar vaikai iš pažinties, aš žinot, koks didžiausias vaikų grieks yra. Aš čia giliukas iš pažinties paslapties. Koks? Žemaitiškai sako, atsiburniavau. Atsiburniavau. Neklausiau. Ir neklausiau. Ir mes neklausom Dievo. Ir mes neklausom kartais sąžinės. Ir mes neklausom kartais širdies. Bet ateina dalykas kažkoks, mes myliu, prasimušam. Kai tam jaunuoliai, bet po 30 metų jam šiandien prasimušė. Jis atėjo iš pažinties. Ir jis aiškiai pasakė, sako, aš nors tiek metų prieš šliubą priėmiau išpažinti komuniją ir viso, ir viskas. Ir sako, bet aš visus tos metus žinojau, kad jis yra. Kad jis yra. Ir man kažkokia biški ramybė buvo. Nors ano man nereikėjo, bet aš žinau, kad jis yra. Todėl mažylėliai, jūs esat palaiminti. Melskitės už savo vaikus. Ar ten, nežinau, anūkus, ar už savo tėtį ir mamą, ar kokius giminės, katrai dar, nemąsta, negalvo apie savo gyvenimą. Jiems svarbu alus ir pergalės. Suprantate, kada mes krepšinį pradėjome taip motyvuoti ir sakyti alus ir pergalės, taip pradėjome važiuoti į apačią. Kada pradėjome kalbėti didžiąją nesąmonę, kad krepšinis yra antroji religija, mes pradėjome važiuoti. Kada pradėjo sakyti, krepšinio dievai, o grybautojų dievai yra ar ne? Suprantate, krepšinio dievai, o teniso berankio dievai yra ar ne? Suprantate, tokie blūdai metam tokius, ir mes tokiai. Maži dalykai. Iš tikrųjų, tas yra labai svarbu. Kažką pasakyti, dievulėlį,
palaimink mano sūnų, mano dukrą. Geri žmonės, tvarkingai gyvena, savo gyvenimu susitvarkė, mano anūkėlė. Bet jau nebeini bažnyčiai, nesimeldžia, nebrenk. Nebrenk. Mamyt, aš nesu prieš Dievą, jei nori, aš pakrikštysim savo anūkėlius ir visą kitą. Tu man, bet žinai, mes, tai sako, atvažiuojam tokį Austriją, pamatom, mes įsigastam, žinai, iš karto bėgam iš bažnyčios rūpų. Nes geriau važiuoti prie jūros ir visą kitą. Ne? Kai atėjo depresija, tuštuma, pirmiausiai padeda tau atstatyti Dievo kvėpavimas, Dievo dvasia. Ir kai Dievas kvėpia, koks būtų sumaltas mano gyvenimas, Dievas kvėpia, ir tas gyvenimas atsistato. Paskutinė eilutė, perskaitysiu iš Švento rašto, jau mes esame valandą 15 minučių, jau čia lygiai, valandą 15 minučių. Dar vieną dalyką pasakysiu, reiškia, kai Jėzus pavalgo paskutinę vakarienę. Ir Šventas raštas taip sako. Po paskutinės vakarienės Jėzus išeina, kas žinote kur, į kokį sodą? Alyvų sodą. Jis išeina į alyvų sodą, su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemanę. Ir tarė mokiniams, pasidėkite čia, kol aš ten nuėjęs melsiuos. Pasiėmė Petrą, Jokūbą, Joną ir pradėjo sielvartauti ir taip toliau. Jis meldėsi mirtinai nuliūdęs, o apaštalai dedi į akį. Meik, tas kraujo prakaito, anei meik. Dabar ką aš noriu pasakyti, žmonės kartais nelabai atkreipia dėmesį. Po paskutinės vakarienės jis nuėjo į alyvų sodą, į tą vietą, kur buvo ūkis, Getsemanė. Žinote, ką reiškia tas žodis Getsemanė? Dabar yra taip. Alyvų sodas surenka alyvogės, o Getsemanė yra spaudykla, ten, kur spaudžia aliejų. Ir Šventam rašte, sakau, kai tu skaitai, tu gali tai perskaityti. Bet kada tu truputį sustoji pasigilinti, jis atėjo į tą vietą, kur traiškoma, kur ištrykšta aliejus. Ir iš toje vietoje jam trykšta prakaitas ir kraujas. Suprantat, jis išgyvena tą sutraiškimą dar prieš visus pilotus, dar prieš visus Anus ir Kajafus, dar prieš išdavystės. Jis jau išgyvena tą sutraiškimą. Tai vat, alyvos. O kas yra alyvos? Mes žinome du medžius rojuje. Taigi minėjau, pirmas gėrio blogio pažinimo medis yra figa, o figmedis, o gyvybės medis yra alyvmedis. Jeigu kada jūs nueisit į sinagogą, ten yra trys pagrindiniai augalai. Pirmiausia, vienas iš tų yra vynmedis, toliau yra figmedis ir šita alyvmedis. Alyvų šakelės. Palmių, mes sakom verbų sekmadienį, bet jų tradicija ten buvo palmės ir alyvų šakelės metė ant kelio. Tai vat, Jėzus ateina net ir simboliškai į tą vietą, kur sutrinama ir iš ten išeina iš alyvmedžio aliejus ir tai išeina gyvybė. Ir dabar žiūrėkit, kas yra Jėzus. Mes sakom, jis yra Mesijas. Mešiach, išvertus į lietuvių kalbą Mesijas, Mešiach yra pateptasis. Kas yra Kristus? Graikų kalboje Christos, ruskiai taip ir sako, Christos vaskries, ne? Christos, ką tas reiškia? Reiškia Mešiach, pateptasis. Mes nesakome Jėzus pateptasis. Mes sakom Jėzus Kristus arba Jėzus Mesijas. Lietuviškai nenaudojame. Bet pateptasis, kodėl pateptasis? Išspaustas aliejus. Ir kada vaikus krikštė, esat matę, užpil vandens ir paskiau kunigas su aliejų patep. Didįjį ketvirtadienį katedroje susirinks ir jūsų Sauliuks bus, susirinks visi kunigai su vyskupu ir šventins aliejus vieną kart metuose. Ir vienas iš pagrindinių chrizmos aliejus,
kvapnus, įpila ten dar papildomai dar kito aliejaus, kasijos aliejaus ar dar kokio kito, tai kur, kad duotų kvapą, nes alyvų aliejus nėra toks kvapnus, tai įpila dar papildomai, kad jis skirtųsi, duotų kvapą, bet tiek to. Tai va, žiūrėkit, jis pradeda nuo to savo kančios istoriją. Prieš atidedant dvasią, jis ateina į Getsemanę. Ir dabar mūsų liturgijoje 2 produktai žemiškai naudojami. Yra duona, kuri tampa Kristaus kūnu, ir vynas, kuris tampa Kristaus krauju. Vėl ta pati istorija. Kunigas paima duoną, sako, garbė tau viešpatie dangaus ir žemės kūrėjau, iš tavo dosnumo turime duonos, kurią aukojame tau. Garbė tau viešpatie, iš tavo dosnumo turime vyno, vynmedžio ir žmogaus darbo vaisius. Reiškia, duona. Iš kur ateina duona? Yra grūdai. Kas daroma su grūdais? Grūdus sumala į miltus. Paskiau kepa duoną. Tik po to jį tampa visai kita kokybė. Sutrina, kas yra vynas. Yra vynogės, gražiausias kekės. Jos yra sutraiškomos. Ir tada pasiekia kitokią kokybę vynas, o paskiau jau einame mes į krikščionybę, einame, reiškia, į Kristaus kūną ir kraują. Katalikybė, krikščionybė yra realybė. Čia mes nekalbam, čia su visa pagarba, mes nekalbam, žinai, kas yra Velykos, kiaušius dažo. Kas yra Kalėdos, eglutės puošia. Suprantat, tai jau čia gali pažaisti, tai mes, juk čia yra ir kultūros, ir religijos, ir visokios tradicijos, viskas natūralu. Bet esmė, kas yra? Ar kiaušiai yra esmė? Suprantat? Kai kuriais dalykais atvejais yra esmė. Tai va, yra tam tikras momentas, kada mes turime aiškiai suprasti. Mes esame pašaukti į gyvenimą. Ir tiek, tas gyvenimas nėra toks, yra realybė. Ir tikiu, kad ponė, verkiai kada nors kamputė atsisėdusi ir kad nors širdis skaudėjo, gal kokią neteisybę išgyvenai, gal kažkas, jeigu dar neverkiai, minutačku, dar ateis, žinai, ne, mes neieškom nei nelaimių, nei lygų, mes neieškom ir sakom, Dieve apsaugok nuo blogio. Mes tą sakom. Bet atein, patikrins, kiek aš sveriu. Patikrins, ar aš sveriu kažkiek, ar aš esu labai lengvas. Ir tada tik per sunkumą ir per vargą, mes vargo neieškom, bet per vargą, per sunkumą mes pradedam augti viduje. Va čia yra visa paslaptis. Nors to nereikia, tada būsim, žinai, kokie mazochistai, kažkokie nenormalūs žmonės. Aš noriu, vienuolė anksčiau būdavo, žinai, pasidarydavo tas virbalus, įplakdavosi. Ašutinės nešiodavo, kankindavo save. Na, gerai. O, man nepatik savęs kankinti. Ateis, nukritau nuo laiptų rūpkai prieš 10 dienų, Jėza tiek subinis susimušiau. Žemaitiškas žodis subinė. Prašome, yra lietuvių kalbos žodynė. Ir lietuviai vartoja užpakalis, nežinau, ką tas reiškia, subinė, viskas aišku. Suprantat, kaip yra? Mes kartais vartojam tokius žodžius, nieko nepadarysi. Jūs tik nesupykit. Jėzau, nepadarkit manęs į teismą. Aš tikrai nesu prieš Lietuvą nusistatęs. Bet šitą žemę okupavo Lietuva, bet aš esu Lietuvos pilietis, Respublikos, trispalvė yra, nors labai durna vėliava. Dabar žiūrėkit, pasakysiu kodėl. Ji yra aplaistyta krauju. Ji yra, mes priklaupiam ir bučiuojam vėliavą. Ir aš tą darau. Bet tas vėliavos spalvos yra nesusipratimas. Zmuidzinavičius. Suprantat, vėliava, aš dabar naują puslapį atverčiau, jau turėjau užbaigti. Da jaučiu prisidirbsiu. Reiškia, Europoje ir krikščioniškoj kultūroje heraldikoje
yra tam tikri įstatymai heraldikoje. Vėliava gali turėti tik tai 2 spalvas. 2 spalvas. Balta ir juoda nesiskaito už spalvą. Nesiskaito, kaip tai balta ir juoda nesiskaito. Todėl mūsų vėliava, geltona, žalia, raudona, aš pabučiuoju, tai krauju aplaistyta, partizanai, savanoriai. Čia aš nekeliu garbės, aš keliu, reiškia, heraldikos nesusipratimas. Todėl mūsų vėliavos įžiūri, reiškia, kaip ta Afrikos tautelis, kiti dar ant to geltoną, žalę, raudoną, dar žvaigždę nusipaišė. Laukinių vėliavų su visa pagarba visom kultūrom. Tai laukinių spalvos. Pavyzdžiui, estų, ane? Reiškia, balta, mėlyna, juoda. Yra viena spalva, mėlyna, nes balta, juoda. Latvija, raudona, balta, raudona. Viena spalva. Ruskių, lygiai tą patį. KGB, krasnąją, bėląją, galuboje. KGB, reiškia, vis tiek yra bėląją. Reiškia, yra 2 spalvos. Prancūzų vėliava, italų vėliava. Ką tu nori? Vokiečių. Raudona, juoda, geltona, ne? Juoda nesiskaitų spalva. Aš tik tai taip norėjau, žinai, vat, jūs 3 amžiaus universiteto kai kurie žmonės, bet čia nėra prieš mano tautą, nėra prieš tai, bet tik tai aš noriu pasakyti heraldiką. Kaip kartais žmonės žengia tokį žingsnį ir norėdavo būti mandrus. Tai va, paskutinis dar dalykus ir tas padainuosiu. Aš jums linkiu gražaus Kristaus prisikėlimo, nes jeigu yra vienintelis šansas, maželėlė yra vienintelis šansas, jeigu aš esu vienybėje su Kristumi, liaudiškai dabar sakau, esu vienybėje su Kristumi, Kristus numirė ir prisikėlė. Jeigu aš esu Kristaus kūne, pavyzdžiui, tas nagas, biški nuplyšęs, bet vis tiek esu Kristaus kūne. Jeigu Kristaus kūnas prisikėlė, su Kristumi ir aš prisikėlė. Aš neturiu galios numiręs prisikelti. Logiškai, ne? Aš neturiu galios. Aš netgi mirties patale negaliu save prikelti. Reikia bent gydytojų pagalbos kokios. Tai va tie dalykai. Tai linkiu jums prisikėlimo. O prisikelti galėsim ne todėl, kad čia pavasaris, ne todėl, kad kiaušiukus nusidažysim. Ir tas yra svarbu ir gražu. Bet mes prisikelsim, nes esame su Kristu. Ir tas religinis folkloras yra totaliai sunaikintas ir tą įrašą 2 kasetės, kurias mes įrašėm, parsivežėm, pasidžiaugiam ir jau kitą dieną KGB iš mūsų, reiškia, atėmė, žodžiu, patvarkė, sunaikino. Bet kaip ten galbūt? Atvažiuoja mūdu 2 į Moselį, pas to močiutį. O Monciuots iš Amerikos padovanoja tokį gražų kostiumą, blizgijauts, toks blizgantis, žinai, klerikiukai tada dar buvo. Na ir ko? Ateinam, sako, močiutėlį, a gal padainuot tų dainų, tikėjimo dainų? Meslė, aš jums čia dainiaus. Man darželė nėra vieta. Jėzau, man aš jau griovį iškasu, o ravėti tai tragedija. Bet jau tokį išsivaizduok, su tais autobusais, mes važiavom gal 5-6 valandas iš Kauno į tą Moselį. Tai ne jokas tais laikais. Jo. Tai palauk, čia dar sovietiniais laikais, 8 valandas važiuodavo. Ai, 8, aš galvoju pasigirdę 3 valandas. Ne, iš Vilniaus į Skaudą 8 valandas. Nu va, aš sakau, kažkur 6 valandas ir važiavom ir dabar nedainiaus. Dar atsitūpėm, nu į ką, ir radėm, padėjom tų magnetofonioką tokį, Philips tokį nedidelį su tom kasetėm, prie tos, dainiaum, ir paskui, žinai, o mes čia ravam, ir sakau, čia krapa, nėra, žinai, kaip jau dainiau, o aš ten žinau, krapa, žolė, ar kas ten yra. Nu va, ir supranti, Irena padainavo apie žalias rutelis, bet maželėliai man balsas užkėmės, priedainį visi rozom gausim, turėsim padainiauti. 8 stulpelė, man atrodė. Nu, 3-4. Aš pradedau, o priegiesmi visi kartu. Žolės rutelis nugdėvo paliktas, dėl jaunų mergelių dailiai išdabintas,
dėl jaunų mergelių dailiai išdabintas. Visi ten rūtelį apie longus ėję, bet nieks nežina, iš kur prasidėjo. Bet nieks nežina, iš kur prasidėjo. Iš alyvų daržą rūta prasidėjo ir po visą sveitą platintis pradėjo. Ir po visą sveitą platintis pradėjo. Iš Jėzaus prakaita ta gėlelė dyga, kad ir šalta žeima, ana neišnyka. Kad ir šalta žeima, ana neišnyka. Dailės rūtelės, gražis pašakelės, o viršūnelės, brongis garbanelės. O viršūnelės, brongis garbanelės. Iš tų pašakelių vainikelius pena, angelsvų kasėlių dailiai išdabina. Angelsvų kasėlių dailiai išdabina. Kas miršt iš jaunųjų, ženklas ant gradelio, dailiai išrėdytas rūtų vainikelis. Dailiai išrėdytas rūtų vainikelis. Kuniga vienuolė kėdėjimas tuonos, aniolą jiems pena rūtelių karuonus. Aniolą jiems pena rūtelių karuonus. Rūtų vainikeli, koks tu esi brangus, kas tav išnešioja, tam atvertas dangus. Kas tav išnešioja, tam atvertas dangus. Pumpurėlį, ačiū, kad jūs esate. Biškį atsistokiam, žiūrėkit, vis tiek esam į tą įvardį mūsų, sudėkime mūsų mylimą Lietuvą. Į tą įvardį mūsų, sudėkime mūsų Žemaitiją, Skaudą, į Gesalus, į kitus miestelius ir kaimelius. Į tą įvardį mūsų sudėkim tų žmonės, kurie yra mums brangus. Ir kaip Jėzus sako, ir mylėkite priešus. Įdėkime ir bent vieną žmogų, kuris tavęs nekenčia, kuris tau kenkia, bet ans vis tiek dar nežino, ar ana, ar ons nežino, kad turi mylinti Tėvą. Todėl visi draugė sakykime, Tėve mūsų, kuri viešpat su jumis. Ir su tavimi. Ačiū, te palaimina mus visagalis Dievas, Tėvas ir Sūnus ir Šventoji Dvasia. Amen. Te lydi jūs viešpaties malonė, dėkojame Dievui. Klausimų neduokit.